Sveiki, šiandien aš parodysiu šiame video, kaip susikurti savo puslapyje skaitmeninį laikrodį. Tai visai lengva, prireiks tik 10 minučių. Aš web puslapius programuoju su Atom programa. Štai Atom programa. Yra begalės editorių, kuriuos jūs gali pasirinkti, tačiau ne čia esmė. Pirmiausia, mes atsidarome file ir pasirinkime Add Project Folder. Tai yra folderis, kuriame bus failai, kuriame bus puslapis. Aš kadangi eisiu čia, lai būna puslap folderis su clock folderis. Tai pasirinkime clock ir štai mums clock folderis sukurtas ir mums reikės dar vieno failo. Spaudžiame dešinį ir new file ir rašysime clock index.html. Susikursime HTML failiuką. Taip, HTML failiukas. Pirmiausia, apsirašysim HTML tagus. Tai naršikliai nurodysim, kad mes rašysime HTML5 kalba. Taip. Po to apsirašysim HTML. HTML užsidaro. Tai būtini atributai. Po to seka head tagas. Head. Ir body. Tai šiame tage viskas matoma vartotojui. Body tage. Taip, apsirašėme. Mums dar reikės apsirašyti tagą type, nors jis nebūtinas pagal idėją. Nėra būtinybė apsirašyti. Naršyklė pati sugeneruoja pavadinimą. Tačiau mes galime apsirašyti laikrodis. Rašym type. To galima apsirašyti metagairę. Kas reikštų kad mes galėsim rašyti lietuviškom raidėm. Mes sukursime dar style tagą, kuriame rašysime stilius. Ir nebūtina. Automatiškai sugeneravo. Gerai. Komentarų nerašysiu. Tai viskas. Ir body gale pačioj rašysime script tagą.
Taip, susikūrėme script tagą, sugeneravo automatiškai script tagą, kuriame rašysime laikrodžio funkcijas. Taip, body tage reikės įvykio onload, tai reiškia onload, tai reiškia, kad mums užkrovus puslapį iškart bus kažkokia funkcija naudojama. Funkcija, tarkim, bus time laikas ir užkrovus bus funkcija. Čia script tage parašysime tą funkciją. Function time. Taip, jo. Šią funkciją užkraus mums čia. Mes matysime laikrodį. Sukursime kintamąjį var. Sugeneravo montagus var. Tarkim, time equal jeigu ir new that. Čia mes laikome dabartinį esamą laiką ir mums reikės dar comment get element by gauti elementą pagal jo ID. Mes dar nesukūrėme elemento. Čia, o elementas mums bus div ID clock. Aiškiau, laikrodis. Čia mes talpinsim laikrodį. Viskas kaip ir aprašyta. Čia clock. Clock inner get element by inner, kas reikštų HTML ir įterpsime T. Kaip ir sukūrėme laikrodį. Galime išsaugoti jas, save mūsų puslapis yra program. Čia bus tai clockas. Kad dabar bus visą index clock
taškas O. Jis dabar turėtų rodyti apie tašką. Matome laiką, bet jis yra pilnu formatu aprašomas ir mėnuo, ir diena, ir metai, ir sekundės, ir minutės, ir laiko zona, laiko juosta, dar kažkokie užrašai. Mums to nereikia. Tad, kad to išvengti, mums reikia dar vienos funkcijos, kuri būtų tokia. To locale time ir ši funkcija mums ištrins nereikalingus duomenis. Kažkur neteisingai parašiau. Tiksliai neatsimenu šios funkcijos. To locale. Taip. Viena klaidelė ir viena praleista raidė ir funkcija neveikia. Dabar taip, matote, ištrynė visi metai, mėnesiai, laiko juostas, kurių mums nereikia. Mums reikia paprastų laiko. Matote, perkrovus puslapį laikas tiksi, tačiau mums reikia, kad nereikėtų perkraudinėti patiems puslapio. Laikas tiksėtų pats. Mums išgelbės funkcija set interval, statyti intervalą, set interval funkcija, set interval, čia parašysim funkciją, kuriai mes statysim intervalą bus time ir kiek laiko mes atkartosim tą funkciją. Nu, per sekundę, tai 1000 milisekundžių. Ir dabar mums turėtų tikrai neperkraunant puslapį iki laiko. Matote, mums jau laikrodis eina ir nereikia jokių perkrovinėjimų. Kad puslapis būtų šaunesnis, mes galime jį pakoreguoti. Čia mes uždėsime, kad visi atitraukimai būtų nuliniai, kad visas išspaudingai būtų nuliniai. Taip. Mums reikės pakoreguoti biškį clock ID, kur laikomas laikrodis. Rašome clock. Laikrodžio skaitmenų spalva galbūt raudona, red color. Dydis font size būtų, tarkim, 196 pikseliai. Lygios mums, centruos mums centre
Activus Center. Galime pažiūrėti, kaip viskas atrodys. Taip, matote, mums dažė raudonai mūsų laikrodį, tačiau mums nepatinka šriftas. Neįdomus, ne toks, neskaitmeninio laikrodžio tipo paprastas. Nuėjus į internetą mes užrašę, tarkim, fonts download šriftų pasisiuntimas, galime išsiųsti kokį norim tipą, tarkim, suvedus Digit, mums išmes fontus, kaip atrodytų skaičiai, raidės, elektroniškas fontas, kaip ir priklauso elektroniniam laikrodžiui. Aš esu pasisiuntęs, man siųstis nebereikia, man reikia išekstraktinti, išekstraktinau, taip, paspaudžius matosi, štai šriftas, na, aš jį nukopijuosiu į savo folderį, kur mes darome laikrodžius užtaikę. Klijuosime, pervadinsime ir saugome. Taip, mes turime savo fontą pasiųstą. Norint pakeisti fontą, kurį mes pasisiuntėm, reikia font face, reiškia mes tepsime pasiųstą fontą ir fonto pavadinimas Digit ir kuris randasi. Kadangi tai pačioj direktorijai kaip ir index.html, nieko nereikia rašyti, tik tai Digit taškas ir plitinys ttf. Štai mes jau turime fontą, jį dabar reikės panaudoti. Panaudojame mes font family Digit. Taip. Font family Digit. Turėtų eiti saugoti. Žiūrim dabar. Dabar mums laikrodis skaitmeninis. Truputį efektyviau mes dar galim nudažyti visą puslapį juodai. Šitą pataikiau. Visas puslapis nusidažo body, background color ir juodos spalvos kodas būtų 000. Taip, kadangi mes dar galim pridėti clock, mes tarkim kaip čia įdomiai pasakius, mes keisim P
į paragrafą. Na. Dalį. Paragrafas taip. Ir mes pridėsim kitą paragrafą, kuris sakys, čia yra dabartinis laikas, ne? Dabartinis laikas ir čia mes dar font size color, čia mes nukopijuosim, kad nebūtų ilgo rašymo ir taip color green, tarkim, font size from 64, tarkim, ir pažiūrėjom, kaip atrodo ir viskas perkraus. Taip, matome šaunų dalyką ir mūsų laikrodis eina. Aišku, galėtume čia dar kažką mantriau, bet užtenka. Štai toks yra aprašymas, kad mūsų laikrodis eitų niek. Išjungiame. Taip, viso gero. 20 minučių.